Savo pasakojimą šiandien sudėjom tokia pat tvarka, kaip prašo organizatoriai konkurso pristatyti idėjas. Taip ir užvadiname. Trumpas priminimas, nepakeitėm savo įsitikinimo, nepakeitėm savo tikėjimo, liko tas pats santykis miesto su upe, su gamtinė struktūra per Lituanikos kompleksą, kvartalą. Ir tai uždavė mums visą pagrindinę toliau eigą vystymą kvartalą. Čia mažytė schema paaiškinanti, reiškia, pačią esmę mūsų darbo. Ir kita schema, kuri, reiškia, analizuoja vertikalinį kvartalą ir horizontalinį judėjimą per tereną, kur baltoji kryptis būtų atėjimas iš senųjų miesto vartų į istorinę kryptis į pilį. Ir žalioji kryptis, tai būtent senamiesčio prisilietimai prie upės vagos. Tas ir sąlygojo mūsų kvartalą. Nuotrauka iš senų laikų, sena mūsų idėja, ta pati, nepakitus, religija nemiršta. Ir truputį pasikeitęs tiek su konkretizavėjas turių sprendiniais. Ta pati humaniška idėja, rūpestis, galvojimas, analizavimas žmogaus elgesio šitoje teritorijoje, programavimas to elgesio ir reiškia, apsprendė mūsų viešųjų erdvių atsiradimą. Iš tikrųjų, stengiamės projektuoti ne tūrius, o projektuoti tas erdves, kurios prasideda, kur baigėsi senamiesčio gatvės ir jų tąsos perauga į natūralias traukas link upės. Kitokią struktūrą, negu skirsinė per šitą kvartalą, mes laikytumėm tam tikrą prievartą šitam kvartalui, nes natūralios tąsos gatvių, reiškia, jos turi turėti Kaunui būdingą išėjimą į vandenį ar iš šlaitus, šiuo atveju mes turime Neries pakrantę. Tai gatvės visais mūsų atvejais virsta, susilietusios su mūsų kvartalo, virsta takais. Takai tai yra kažkas panašaus į gatves, bet neturintis tokio apibrėžto kontūro kaip gatvės. Tai manau, kad jūs nelabai matot net tą rodiklę. Gal su tele geriau matysis. Tai erdvės natūralios, kurios išsilieja, reiškia, tai platėdamos, tai siaurėdamos, susifokusuojamos traukas link upės. Ta pati mintis, kad statiniai tai lyg medžiai, kurie grupuojasi į tam tikras tankmes ir į tam tikras miško properšas, sudarydami erdvių kaitą, kuri yra viena galbūt iš didžiausių šito kvartalo vertybių sumanymą. Jeigu mes
jeigu mes judėjimą žmonių link upės, reiškia, per mūsų kvartalą, čia vat paimsime fragmentiškai pasižiūrėsim, tai žmogus turi galimybę laisvai judėti pasirinkdamas įvairų kelią tarp tų statinių, tačiau, tarkim, kritulių metu jis gali judėti pasažais dengtais, taip pavadinam arkadom, kodinis reiškia pavadinimas, nes man atrodo, kad tas arkos buvimas, kurį mes anksčiau pristatinėjom, šiandien mes nenorime estetizuoti to darbo pernelyg. Tačiau kvartalų judėti galima absoliučiai visom kryptim, laisvas žmogus, tačiau susitelkimo, kur yra susitelkę gyvenamoji funkcija vietose, apačioje esančios pirmam aukšte prekybinės patalpos yra uždengiamos tokiamis suformuotomis kalvomis ir iš principo bet kuris žmogus gali judėti laisvai per tas kalvas, tačiau jis turėtų įveikti tam tikrą vertikalų, reiškia, barjerą. Nesinorėjo kvartalę sudaryti tam tikrų ribų tvorų. Norėjosi, kad tas judėjimas būtų kaip mieste absoliučiai neribotas ir laisvas. Tačiau žmogiški faktoriai leistų natūraliai susikurti toms riboms vieša ir privatu. Tai mes galvojame, kad toks atidalinimas vertikalus leistų susiformuoti erdvėm, kuriomis daugiau naudotųsi šito kiemo gyventojai, nei svetimi kažkurie tai žmonės. Kadangi kiemeliuose naudojama dengtos konstrukcijos, mes galvojam, šalia tų vietų, kur būtų supilta, reiškia, gruntas ant denginio, taip pat būtų ir betoniniai paviršiai dangos ir nebijoti per kvartalą paleisti samanas ir kitokius tokius laukinės prigimties augalus, kas duotų vėl tą natūralistinį pojūtį gyvenimo. Nes iš tikrųjų tiem mūsų miestam gerėjant, statantis, labai išnyksta, mes prarandame tokią savo kaimiškąją kilmės prigimtį. Manome, kad tai tam tikri praradimai. Kultūrinės erdvės. Kaip minėjau, egzistuoja, pavadinau jas natūraliomis skersinėmis traukomis, kurios supa aplinkui komercinė funkcija, reiškia, jos tokios ganėtinai pragmatiškos, palydimos patogių, reiškia, paslaugų visose vietose. Tačiau mes, kaip ir anksčiau, kūrėme vieną prieš pastatytą tam pragmatiškam, reiškia, pasauliui išilginę kryptį. Jinai prasidėtų nuo vietos, kur buvo miesto vartai. Ta vieta, kadangi visi pamatai išlikę, mes galvojam, kad jinai galėtų būti tam tikrų stiklo sarkofagų, reiškia, eksponuojama. Kol kas nedetalizuojam, ar tai turėtų išaugti, reiškia, tūris iš nulinės altitudės, ar ta ekspozicija vyktų tik tai, reiškia, žemėje, autentiškam, reiškia, lygiai, kuriame dabar yra ta visa autentiška medžiaga, mes nesiūlom jos atstatinėti. Šitą kryptį, kuri nuo pilies vartų, nuo miesto vartų iki pilies, mes užmaitiname, čia matosi tokie taškiukai kultūrinės funkcijos. Mes užmaitinam tam tikrais meno tokiais taškais. Galvojame, kad tai erdvės, kurios, reiškia, nedidelės, labai mažos erdvės, kurios būtų kintamos tokios ekspozicijos, menininkai daug labai medžiagos, kurią turi tiesiog laiko pas save ir šiuo atveju tai būtų galimybė paprastais metodais išnešti tą medžiagą, reiškia, eksponuoti ją viešoje